Direktoriau, jau gautos pirmosios 2 sąskaitos Raseinių miesto gyventojos už šildymą ir palyginkime su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Taip, praėjo pirmasis pilnas jau šildymo mėnuo, lapkritis, ir iš tikrųjų turime atlikę jau apskaitą būtent šilumos vartojimo per šį mėnesį. Matome, kad jis yra labai panašus į praeitą ir užpraeitą pagal savo temperatūrinį režimą. Ir vartojimas šilumos tiek Raseiniuose, Ariogaloje ir Viduklėje yra labai panašus. Tačiau jau lyginant su praėjusiu metu lapkričiu, tai vien dėl šilumos kainos nežymaus padidėjimo apie 5,3 procentų turėjome jau būtent ir padidėjusi priskaičiavimą tuo lygiu. Tad suprantama, kad galbūt kažkokį tai sąnaudų padidėjimą šildymui mūsų vartotojai pajuto. Tačiau noriu pabrėžti tai, kad tie namai, kurie išties padirbėjo per vasarą, tvarkydamiesi savo pastatus, tikrai susikompensavo būtent tą kainos padidėjimą lygį per tai, kad buvo sutvarkytas laiptinės. Mes matome labai gražių pavyzdžių, kad keičiami seni suklypę ar išvis be stiklų langiukai pusrūsiuose į plastikinius sandarius. Ir manau, kad būtent tuose namuose iš tikrųjų pats mokėjimo lygis jisai nepadidėjo, o netgi ir sumažėjo, nes laiptinės pusrūsio langelių įdėjimas, pakeitimas į sandarius, dvigubų durų įdėjimas laiptinėse iš tikrųjų duoda labai tokį aišku apčiuopiamą rezultatą ir būtent sutvarkant namą sandariai tikrai galima iki 10 procentų sutaupyti pačios šiluminės energijos, o to pačiu žinoma sutaupyti ir savo lėšų. Tai aš manau, kad tiek įmonė, tiek mūsų vartotojai, gyventojai dirbdami kartu, kiekvienas atskirai atlikdamas savo darbus reikalingus, tikrai gali pasiekti optimalios kainos režimą, optimalų vartojimą ir žinoma turėti pagrįstus būtent kaštus šildymui. Prie vieno iš Raseinių daugiabučių, kuriam yra šilumos kiekis suvartojimas gan nemažai ir palyginimui, kaip žmonės turėtų, kad tas kiekis mažėtų ir mažiau mokėtų šilumą. Tai būtent aš ir norėčiau paminėti ir akcentuoti tuos faktus, kurie būtent matomi organizuojant šildymo sezoną daugiabučių namų gyventojams, kad ten, kur yra namai besitvarkantis, pačios namų bendruomenės yra aktyvios, susidėję langus, laiptinių duris tvarkingas įsidėję sandarias, laiptinių langus pasikeitę į sandarius, ten rezultatai iš tikrųjų yra kur kas geresni. Ir netgi labai geri, nes remiantis praeito mėnesio, lapkričio mėnesio duomenimis, mes matome, kad Raseiniuose šilumos suvartojimas vienam kvadratui yra net 3 kartus besiskiriantis tarp geriausio, tarp taupiausio namo ir namo, kuris yra pats didžiausias švaistūnas. Vadinasi, ir mokėjimai už šildymą tam pačiam plotui skiriasi netgi 3 kartus. Ir būtent pats taupiausias Raseinių namas mokėjo 97 litus, o 60 tipinis kvadratų butas, o didžiausia mokėjimo suma buvo virš 300. Tad vėlgi aš grįžtu prie to pačio, kad prie tų pačių sąlygų, iki tos didžiosios renovacijos, kol jį įvyks, vien tvarkantis elementariai, užsisandarinant būtent tas vietas, kur daugiausiai išeina šilumos, galime iš tikrųjų pasiekti gana ženklių apčiuopiamų būtent taupimo rezultatų, taip žinoma susimažinti savo išlaidas. Tad ir čia mes dabar stovėdami prie šio daugiabučio durų matėme, kad kuomet atėjome, jos buvo atidarytos ir netgi ranka
jaučia dvelksmą šilumos iš pusrūsio, nes tikrai taip ir yra. Ir būtent taip yra prarandama šiluma, nes visa į pastatą ateinanti šiluma yra apskaitoma ir pro kur jinai beišeitų, jinai vis viena apsiskaito ir toliau būtent skaičiuojant mokėjimo kaštus yra priskaitoma šito namo gyventojams. Tad toks bendras susiklausimas ir tvarka iš tikrųjų turėtų būti labai aktualūs mūsų gyventojams, nes taip tikrai galime, neįdedant nei lito, o tvarkingai rūpinantis savo namu, tvarka, uždarant langus, uždarant duris laiptinių, įeinant, išeinant, galima iš tikrųjų ženkliai susitaupyti ir taip mažinti savo kaštus. Tad tikrai norėčiau raginti ir galbūt sustoti ir prie gerai mūsų supratimu šiuo momentu gerai sutvarkytų namų, kurie pagal mokėjimo rezultatus yra būtent Vinco Grybo gatvėje. Tai ir Vinco Grybo 2 namas, ir 4, ir 6. Ir ten mes matytumėm būtent laiptinių langus pakeistus, namo pusrūsio langučiai yra pakeisti į sandarius ir pačios laiptinių durys yra tvarkingos sandarios ir automatiškai matom, kad ir mokėjimai ten yra prie žemiausių.